5 piliakalnių kelionė verta sugaišto laiko ir net negali pavadinti sugaištų. Nu ką, šiandien kelinta? Lapkričio 4. Keliausim, nežinau kur. Pirmą kartą su šitų dviračių Elektrėnuose. Aplankysim gal 5 piliakalnius. Jeigu mums sėkmingai seksis 5 piliakalniai. Vėjas, tai toks konkretus. labiau aitvarui tinka, ne dviračiam. Slabakai nevažiuoja, važiuojam tik tai dviese. Laukia 5 piliakalniai, pirmas piliakalnis yra Pipiriškis. Go! Tai čia va tas valstybinis net matėjimo. Čia matyti sustumta yra tas kalnuotos vietos, dėl to taip yra. Šten atminėm, o ten va yra tas, kur matosi Pipiriškių kalnas. Tas toks labai aukšta vieta yra. Nu, žinai, čia įdomu, rusai gyvena, ar čia taip pavadintas? Parodė. Pamatavus aukštį, tai šitoj vietoje yra 204, o Sakalny buvo 200 lygiai. Pažiūrėsim, kur aukščiausiai yra. Nu ką, nu štai randamis, ne? Randamis Pipiriškių piliakalnį. Žiūrėjau, toks parašytas kažkas tai tokio. Ir likęs tarybinis. Su, nuo?
Ne. Paliksim šaunę. Kada? Šiaip įvažiuoju. Ai, Nu ką sakyčiau, šitas toks neapžėlęs, kas yra gerai, ne? ką? Aš manau, kad... Ne, kas šito šienauskas, taip neužaugo paprasčiausiai. Nu, pirmas piliakalnis. Aukštas jo įdomu, kokie čia yra, pažiūrėsim, kokį aukštį. Jisai yra 184 metrai. Tai žemiau negu buvau. Na, rodė daugiau leidom. Nusileidom 16 metrų. Taip, atrodė daugiau, jo. Taip, kad sekantis dabar mūsų laukia pagalvėje, žiūrėsim, žuvyčių. Link Aukštadvario pasuksim biškį. Nu čia įvažiuosim asfaltą ir iškart į kairę. Sėdim skyliai kažkokiai. Kelias baigėsi. Teks ko gero prisigaudyti šitų vėlnių visokių reit. Pro čia. Jo. Į ten kažkur reikia. Na va šitiek. Atvistūmėm kokį 100 metrų gal. Bus galima einant. Kaip atrodo. Žmonės net pasakė, kad matosi, kad nuo Pipiriškių piliakalnio jau. Tai ką, nekimba? Nu jo, tokias kelnė. Bet tu susiplėšė visas. Na, tai čia buvo. Nu va, viena žodžia, ką reiškiasi. Yra dėkūjas ateit. Esi buvęs Semeliškyse? Kažkada plaukai baidarėmis pripučiamom, atsimenu. Ties malūną apsinešėm. Semeliškis. Kaip to Semeliškis, kaip pirmą kartą? Gal ir ne pirmas, nesimenu. Pačiuose Semeliškėse. Tai tu labai senas O, esi. dvi aibės čia yra, tai čia daugiau negu Elektrėnuose aibės. Aibų ne vienos nėra. Dvi aibės čia. Nu. Kokiu? Aha. O ten matai paskiau. Žuvyčiai. Šlaidas 12% į viršų. Opa. Nu, šaunu tai atrodo ne diskas. Nu, žinok. Aš tai duočiau už dydį blogiau negu Pipiriškių, bet už vaizdą čia geriau žymiai. Drago! O jeigu tu lieps, jam blogiau bus, ne? Nu, o būdavo, ohoho, kaip. Nu, Gytė, kaip čia tau? Vien molynas kažkoksai. O į kitą pusę
Opa. Vienuolynas. O tau Balandiškių piliakalnis. Čia nekuri žmonės nevažiuoja, o stumėsi, nes nėra kelio. Nu, šitas piliakalnis buvo sunkiausiai rastas. Ženklai rodo, paskui dingsta. Balandiškių. Nu ką, slapukai. Ženklai buvo. Ir dingo. Sunkiausiai rastas. Bet va, stovėjo kažkas. Na, įdomu. Na, einam pažiūrėti. Ko tolyn to gražina, ne? Ir jisai sunkiausia randamas buvo, matai? Tikrai yra gražiausias. Ar verta važiuot buvo? Bravo! Neįkris. Teisybė pasakė. Spėju, kad tai jis. Nu, šitie du sunkiausiai randami, man atrodo. Šitie Balandiškių ir šitas. Aišku, jeigu šitą važiuosi nuo Veižonių, ko gero jisai lengvai randamas yra. Balandiškių nuo bet kur be važiuosi, bet blogai. Nu ką, laukia tos bachūras tada. Mes sakėm, Balandiškių buvo gražiausias, bet šitas yra civilizuočiausias, ko gero. Va, su laipteliais, nesupuvę dar. Įspūdingai atrodo. Jau kukliai ne. Jeigu neturi. Tago, paskui. Nu, čia toks daug matomas. Erdvės iš visų pusių yra, bet vandens nėra. Nu, net nežinau. Nu ką, parduotuvė, Veižonys, pritrūkom salos, nes pravažiavom 50 km dabar. Liko 40 gal, 25, bet saulė leidžia, vienintelis nepriklausomybė. Aš fotkit norėjau. Nu, toks nuo Veižonių iki Kaukinės, o toks bjaurus kelias yra. Bet vaizdas tai gražus. Reikia pasakyti, vaizdai tai gražus. Kelias iki Kaukinės. Reikia.
Nu, kaip tau šitą vietą? Tobula. Būtų šiltesnis vanduo, būtų galima įsimaudyti. Pirksi šitą, na. Geras skonį turi, tarp kitko. Nes... Nėra pasirinkimų. Da, tas yra, va. Šaunė. Tas pigesnis. Tau netinka, aišku. Kaip kauniečiui. Ai, serdyt. Grįžė su šortais. Nu, paraudyk, kas pas tavi čia. Čia kaip tu ėjai iš Pipiriškių. Kažkur praleidau. Nežinau, jau buvo. Aš tai va toks patapau, jau įsivaliau. O tu matai koksai. Firminiai Nu, treningai. prisiminsi šitus. 800 eurų vien kelne. Tai, kai išmėsi, tai dar klausyk gali dar parduoti kaip panaudotą, žinai, už pusę kainos. Nuo Kaukinės iki mūrų strėvininkų toks superinis kelias yra. Be vėjo, nedūksta, lygus, geras. Pravažiuosim jau paskui, kažkur reikės darytis nuo kalno. Nu, ko gero, reikia Gyti pasakyti, kad mes dar to esam nematę, kad Piliakalnį, Balceriškį Piliakalnį ir ką laidoja žmonės darė dabar. Gal čia palaidoti tie, kas kovoja už juos. Nu vis tiek reikia užlipti, aš visą užlipu. Einu užlipsiu aš tenais. Ant kiekvieno lipom, įvertysim, kuris geriausias. Nu. Kuris geriausias dabar pažiūrėsiu. Nu, Piliakalnis. Blin, netikėjau. Kaip taip galėjo būti? Viskas šviežia. Balceriškį. Laidoti. Jo. Nėra, nepasiklysi. Matosi vėjo jėgainės. Prie Bambasus ieškai, ne? Čia tokie pliusai. Ir šiaip gamta, gražu, o šaka užgriūs. Čia mes ją patrauksim. Būsim jo, mes patrauk, aš nufilmuosim. Jo, tu būk jau to, būk tas stiprus, kur medžius patrauksi jo. Patrauk jo. O, blin. Nu, jo. Ir padėk ant šlaito. A tu visą nunuesi ją? Žiūrėkis, jie visą, oba, Heraklis. Nu ką aš galėčiau Gyti pasakyti, iš tų, kur vietų matėm, jeigu laidotis šitą geriausia, ne? Šitas Piliakalnis geriausias. Nu jo. Da to bairių nemačiau. Bet gal tai normalu. Mačiau kažkur tai Raukiškai panašus, yra netoli kapinys. Tai čia viską mėtai dabar. Tu uždarbiauji, ko gero. Medinis. Čia? Mūrinis. Eik tu. O tikrai čia praskelta. Nu, mūras skylais. Eik tu. Taip. Samanų. Samanos auga irgi ant akmens. Dalia kokio akmens. Jam pasisekė, jam didelį garbėjai buvo. Jo. Nu, čia jo, Balceriškių Piliakalnis. Ai, ne. Medinis. Blin, tu geras statybininkas būtum. Medinis, tikrai.
Gytis atrodo viską. Tu Gyti viską aptvarkėjai, ne? Po audros. Tu galėtum būti... Pasižiūrėjau, šiaip įdomu, kiek daug. Pasirodo, čia labai nedaug. Nu, čia tik tai karžygių, kurie gynė šitą kraštą. Krizantemos dar žydė, reiškia. Šalnų nebuvę. Reikia pakelti šitą. Tu kaip specialistas. Tu čia sutvarkai jau. Krizantemos viskas okei. Tu galėtum uždaryti. Žiūrėk, o tą dar gali pakelti, nukritęs yra. Ai, jau dar šitą pakelti. Tu šitą pakelko? Ja. Va šitą pakelsiu. Pakelsiu šitą. Ja, neveltui sustoja. Nes nedaug kapinių. Tokią didelę giminę gali laidoti. Tai čia įdomu. Pažiūrėk, jeigu pavardėjai parašyta, gal vieni jau laidojuose. Kraujelės, pavyzdžiui. Ne. Skirtingi. Ai, kaip partizanas jau. Bet kaip tu čia medinį nustatėjai, blyn, aš čia susimovęs buvau iš karto. Ai, pagal tos įklišimus. Tai, ai. Reiks kažkam parekomenduoti, atvažiuoti. Nu jo. Man labai įdomu, kokia parapija priklauso. Ten medžiokliai šaudo. Jo. Nu, vienas įlenda. Gal vienam jau. Vien vietas. Nu, Gyti, pasakysi apie piliakalnius. Jau tuoj sutems tavo paskutinis žodis, jeigu ką. Paskutinis žodis yra... Nu, paskutinis šiandien. Šiandien. 5 piliakalnių kelionė verta sugaišto laiko ir net negali pavadinti sugaištų. Kas norės, galėsim pasidalinti už atitinkamą mokestį, nes ne visus taip lengva rasti ir ne iš visų taip lengva išvažiuoti. Sekite mūsų Facebook'e, Dubijos Puodelis. Ne, jo, Facebook'e ir YouTube'e. Paspauskit subscribe, patinka ir tada gal pasidalinsim šią kelionę už 10 eurų. Dar ir kelnes nemokamai gausit. Jo, nes mano rėmėjas lyga yra... Jo, jos atlaikė tokį žygį, tai atkys dar 2 tokius pačius. Slabakam nerekomenduoju, aišku, šito maršruto. Nu ir gerai. Nu ką, baigiam. Dabar mums nusileidimas į apačią ir paskiau elektrėlį. O jie tenais rado. Dabar bus toj kirsim kelią vieną. Tokį bjaurų. Ja. Va šitą kirsim, atrodo. Tiesiai reikės įvykti. Matai, mašinos važiuoja. Tiesiai. Gyti, tiesiai. Gyti, tiesiai. Tiesiai. И лютовый. Бум. You
vieta, kur mes su Almiu paskutinį pasisėdėjimą po žygio darydavom. O dabar yra ne Almis. Antrininkas. Bekinių. Su skarele. Va, keičiasi. Keičiasi. Almis prarado poziciją išeina. Jo, bet gal tik tai šiais metais, lapkritį, gal kitais vėl grįš į trasą. Mes to tikimės.